Spalio 27. Tavo rankose yra mano laikai. Psalmių 31 skyrius 15 eilutė. Visi pasišventę Viešpaties tarnai tapę avinėlio pasekėjais atidavė savo gyvybės aukai. Ir jeigu jie galėtų pastoviai įgyvendinti savo pasišventimą, būtų pasiruošę kiekvienu momentu užbaigti tą auką santaikoje su Viešpaties valia ir priemonėmis bei būdais, kokius parūpins ir leis jo apvaizda. Tegul pasišventę Viešpačiui žino tai, jog nei vienas plaukas nenukris nuo jų galvos, bet Tėvo žinios ir leidimo, o jų širdies nusistatymas turi būti toks, kokį turėjo mūsų brangus atpirkėjas sakydamas: nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią Tėvas man davė? Jų širdžių kalba turi būti tokia, kokią išsakė poetas: esu patenkinta savo likimu ir Viešpaties rankos vedimu. Šie žodžiai yra teisingi, jei kalbėsime apie visą bažnyčią ir jos atskirus narius. Dievas turi tinkamą laiką visiems dalykams, kurie susiję su jo planu. Todėl pastebime nuostabius laikotarpių bruožus, kurie pažymi bažnyčios išbandymus. Tai ypač patvirtina lygiagrečios dispensacijos daugeliu savo bruožų, kurios išsipildė tiksliai, ne dienos tikslumu. Taigi Dievas neleidžia įvykti nei mažiausiai klaidai laiko ypatybėse, kurios susijusios su bažnyčia. Ta pati rūpestį Dievas rodo kiekvienam atskiram bažnyčios nariui. Jis paruošia kiekvieną išbandymą pasiekimą, užduotį ir privilegiją tame laike, kuriame jam būtų atiduota didžiausia pagarba, o jiems nauda. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išgyvenimus susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Tavo rankose yra mano laikai. Psalmių 31 skyrius 15 eilutė.